Šiandien pakalbėkim apie finansus ir tulpes. Apsimok, ar neapsimok ant sauginių. Tulpes auginu jau 2 sezonus ir prieš pirmąjį sezoną, kai atėjo sodėniams, kai aš užsimaniau, kad aš turėsiu gilių ūkį, aš labai susifokusavau, kad man reikia suinvestuoti į bijūnyną, pikdžolyną. Gavau pamokymą iš kitų gilininkų, kad būtų protingiau pirmą investuoti į tulpes, nes anos tu susidini rudenį ir tu jau pavasarį turi pinigų, kaip ir gražą. Tas dalykas labai logiškas ir aš irgi jau daug kam taip rekomendaučiau, bet po šių metų ateis suvokimas kitoks biškis su tulpėm. Kad su tulpėm ir fainė tam tikras kiek senų. Tai jūs čia matot svogūnėlės, čia yra tuo eilė 1000, o čia yra 600. Tai jūs matot nepilna beveik 2000 svogūnėlių. Turim investicijai 500 eurų, neskaitant žemės nuomas ir neskaitant valandų, kurias sudėjau į tulpes. Bet kas į fainę su tulpėm, kad darbas su mumi maža. Rudenį aš kaip dalinaus vlogė, išsikaisti tokį mini tranšėją, sudėti svogūnėlius, kaip kiaušinuks, užberti žemėm ir atėjo iki kol prasideda pavasaris ir tada prasideda svagių dėlis. Tai šiais metais mes neturėjom pagal planą tulpių mamyčių dainą. Kodėl? Pirmas dalykas, manau, veislių pasirinkimas. Nes praeitas metas aš auginau 4 skirtingas veislės, kaip šiais metais. Ir anos vis labai skirtingų metų sužydėjai, nors vis buvo vien metų sodins. Vien sužydėjai prieš mamyčių dainą, kas irgi nelabai gera, bet aš ant vis išpardavau, nes mums buvo labai gražus. Kai sužydėjai per mamyčių dainą, irgi vis išpardavau, net pritrūkau. Ir kol aš galvojau, kad šiais metais aš pavarysiu vietoj 60 svogūnėlių kiekvienos veislės po 250, nes buvo trūkums. Bet ko aš nesupratau, kad net jeigu ir veislė parašyta ankstyva, vidutinio ankstyvumo, anos vis tiek tarpusavį skirtinga sužyst. Čia turim veislę Zefiriuką Foxtrot. Aniai sužydėjai vien pirmųjų ir aš ant tikrą norėčiau kartuoti, kvaps grožis tobulą. Čia buvo širkšnuotas, netur kvapą, gražis, bet žmonėm matyt per daug egzotik, tai aš nelabai kartuočiau. Ir kad dalyks, anos man sužydėjai daug vėliau. Čia buvo dar matos valikučiai. Toks alyvinės papugėns irgi egzotinis. Žmonėm kaip ir patinka egzotika, bet neontiek egzotiška. Anim didžiausia egzotika, kokia neįpriėm, tai yra primint kaip bijūną. Ir anos labai aukštas. Tai aš irgi nekartuočiau, netur kvapą. Ir čia, kas turi kvapą, Blue Diamond. Ir labai fain, žmonėm žiaurė patek per praeins, bet kas į bedėl, kad anuos sulaiku labai išstypa ir kotelė ir gan pluonė ir labai sunkia vazos laikydavos. Ir dabar grįžtam prie matematiks, kokį gavos. Tai mon mamyčių daina ne vienu nesužydėjai, bet sekant savaitę po mamyčių dainos ankstyvosis buvo Foxtrot ir Blue Diamond. Kiek aš paukščių pardaviau, čia iškitabiausias dalis. Tai iš tų 500 aš turbūt atsimau 2, gal 300 kažkur, kas ir labai maža, nes man reikėjo ir išvežiuoti tos tulpes, tai jau čia su pristatymu išlaidom, tai aš ir kūrą pradėginau įdom pat kainą, ir popierių pirkau, ir jaustels pirkau. Mes galim žiūrėti iš kitos pusės. Aš bandau išsaugoti tus svogūnėlius, ko aš prieš tai net negalvojau. Nes praeitas metas ne vien svogūnėlį čia nelaik dirbo, nes kad tu skini paukštėm, to nusirauni, nes daugum tulpių neužaug pakankamai aukščios. Jeigu svogūnėlis laikit be lapų, ons nesubręst mano suvokimo ir kitas metas nežydės. Paaiškins paprasta. Turim tulpės, įsivaizduokim, čia įžeis. Ir jeigu aš kirps pripat žemės žeidą ir tie paliksiu ir tikėsiu, kad kitas metas tas svogūnėlis žydės, nebus tie. Nes dabar svogūnėlis tik tą branden, maistą, medžiags ir lėt į svogūnėlį. Lapa vykt fotosintez, čia kaip biologai 4 klasės, ir vis mais medžiagas neš į svogūnėlį. Tai teoriškai aš turėčiau vis tiek palikti bent jau 3 lapus ir čia nukirpti. Tai žiūrėk, tai koks žeids būtų. Negera. Bet po to aš išgudriau ir tuos veislės, kurį labai aukštas, aš nebrūviau su svogūnėliu, nes galiu parodyti, paukokiam einsiu. Net neišsiruoju su svogūnėliu, bet pažiūrėk, ką man reik tokios ilgos. Nereik paukštė, aš vis tiek anon patrumpin, tai aš jau anon kirpdavau ties čia ir palikdavau 3 lapus. Tai su tom veislėm aukštom gera,
Bet sakau, plons teibai. Nukarpiau visus žydus, paim kartą on darau, tai net nežinau, nelaba kur informacija įsiaiškuojau, kur kirpti, ties kur tie žemiau. Aš tiesiog žinau logišką, kad netur lėsti subrandyti sieklų, važiuok cikladį laikus. Nereikia nukirpti, nelės brandyti sieklų ir tuomet vis maist medžiaus keliaun į svogūnėlį. Ir dabar aš lauksiu, va matot, jau geltonon lapa, jau gera, bet dar ne viskas. Reik palaukti iš kol labiau nugeltonaus ir tada pagal logiką reikėtų iškasti svogūnėlius. Į ten jau kažkur turi būti pasidauginant biškį, tai galbūt daugiau tų svogūnėlių bus. Sandėliauti kažkur, aš kiek suprantu, sausą, kada nim leisti pailsėti ir po to rodin vėl sukešti. Kai aš jūs tauką pristačiau, to neidėjus, sak, o kam tu kasi, jeigu rodin vėl padės? Aš ir susimaišiau, galvai, o kam iškasti, ne? Tai va, kitas dalyks, tu įsivaizduokit, kas čia darysies koks pikdžiolins. Kitas metas aš čia jau bus peiva, jeigu aš čia niek nedarysiu, nei dirbsiu žiems, tai plans bus išsikast. Aš dar pasidalinsiu. Ar aš kitas metas augins tulpes? Čia, aišku, turbūt esminis klausimas. Ir kiek aš auginsiu? Man plans ir toks. Auginti teik, kiek aš jas pavyks susokti pokštį. Net, jeigu tuos vis tulpes būtų sužydėjus mamyt žydėjina, tai prasme, man tampa pokštį su kaim nėra didelį. Aš kiekvien darau individualių pokštį. Ir dar bandau kažkiek ir pasidžiaugti tom pokštėm, o ne tik fabrik soktens. Tai aš, pažiūrėjau, mamyt žydėjina, gerą, ten dar kartą reikia pristatyti. Aš galiu susokti, ką aš žinau, iš anksto pradėjus 30 pokščių maksimaliai. Tai 30 pokščių, dauginkai maždaug po 10 tulpių, tai 300 tulpių. Tai ko aš darau su 2000 tulpių, jūs man paaiškink. Gerai, aš galiu užsimėsti ekstra, gal kažkas neišdyks, gal koks pelėns su jais ir taip toliau. Jeigu aš pirksiu kažkokių tulpių naujų, tai man fokus bus į savo stiliaus tulpes. Paims dalyks, būtent kvaps. O antras dalyk, pilna viduris ir neteik egzotinis, nes klientą nelabai mėgstų papuginių, šerkšnuotų. Pilna viduris ir okei. Ir trečias dalyks, žemesnės, bet su stombiu kuotu. Ką reikėtų apsiskaičiuoti, kiek tulpių auginti? Tai jeigu savo, tai 100 svogūnėlių ir periksi ir savo šešvis auginčiau skirtingų veislių, skirtingų ankstyvumų, kad pasidžiaugti laukia arba pasidžiaugti vazos. Auginant pardavimų, reikia pasiskaičiuoti, kiek realu parduoti per dieną pokščių. Tarkim, mano atveju, jeigu tyrinė proga, aš per dieną, aš ten priklausiu 6-5 dienas, vis visi nori 5 dienas savaitgalės, aš maksimaliai galiu parduoti 3-4 pokščius per dieną, čia maksimaliai. Į pokštį 10 tulpių, kem svogūnėlių ir irgi pagal ankstyvom susipirkti. Aš manau, kad man iš to, kiek čia ir, man užtekti 500 svogūnėlių pereks. O dabar, ko šveikų žiūrėkti, jau turim ir vaistažolių daugiamečių lauką, ko nebeparodžiau. Jau turim ir vienmečių lauką, kuris jau ruošia žydėti ir jau kai ką žyd. Ir aš nežinau, kiek rodyti, kiek nerodyti jum, nes tiesiog norės bišk pakeisti vlogų filmavimą. Norės, kad jūs žiūrėtumėte tos vlogus, o ne aš investuočiau belekiek laiką ant skordam ir niekam neįdomi. Žiūrėk, 3 mėnesius pražyda. Wow, čia bairis, aš turiu belekiek, čia išvein pakeliaus kiek ir sieklų, dar neskaitant, kiek klientą daigų prisipirka. Vlogų tikslas dabar man yra turėti kažkiek rėmėjai. Man bus motivacija, nes aš jau darau 1,5 metų ir man tikslas šių metų ir turėti rėmėjai. O kad turėčiau rėmėjai, turbūt peržiūrų skaičius, turbūt žmonių įsitraukėjams ir aš pradėjau galvoti, kas jums aktualu ir darysiu pagal tai, kas žmonėm rūp ir kas man rūpėjo prieš pradedant ūkį. Man rūpėjo 2 dalykai. Kaip daryti protingą pinigą. 2 dalykai. Tai dabar aš papasakoju šitą vlogį apie tulpes, kaip daryti protingą kitiem metam. Čia ir savo tau pačiu išmokau kon. Ir apie pinigus, apsimokėjai ir neapsimokėjai. Jeigu jums naudinga, būtina palaikinti, parašykit komentarą, pasubscribinti ir žiūrėsim, gal koks ir miestas atsiras. Tai susitinkam kitam vlogui.